ką žinau, čia ta guma taip padaryta gan neaiškiai, ar ne? Bet visas baikas, nežinau, ar esat girdėję, Caballero. Skamba ispaniškai, bet iš tikrųjų yra itališkas baikas. Visai netoli nuo čia, Trevize, yra gamykla, kurie renka šitos motociklus ir gamina. Variklio jie negamina. Čia japoniškas variklis, toks pats kaip Yamaha Teneriai 700-iniai. Už tai šitas baikas turi 700 kubikų, turi visus šiuolaikinius atributus, kurių reikia. Ir net, kalbant kaip apie Scramblerį, tekstilines tašes, tekstilinius lagaminus. Jisai kainuoja 10 000 eurų, tai yra brangiau negu kainuoja Royal Enfieldas, bet beveik dvigubai pigiau, negu kainuoja pats fainiausias BMW. Jo dydis yra toks pat. Čia yra tendencija turėti tokius Scramblerius. Galima užsidėti dar lagaminą čia, galima įsikibti arba jį kažkur panešti, jeigu reikia. Padarytas labai fainai ir labai gerai, bet pagrindinis klausimas, ar kas nors Lietuvoje išdrįs važinėti su motociklu, kurio niekas nežino ir nėra išsiardę savo garažiukių.